sporto transliacijų gerbėjai, su jumis transliacija iš Anykščių, kur antrą dieną vyksta tarptautinis plaukimo sprinto festivalis Anykščiai 2013. Ir vakar įvyko pirmoji šio festivalio diena, kaip niekada įdomi ir kaip niekada pilna įdomių rezultatų. Apie juos žinome plačiau, pašnekėsime visos šios transliacijos metu ir per artimiausias kiek daugiau negu 2 valandas kartu stebėsime šį puikų renginį iš Šiaurės Aukštaitijos miesto Anykščių. Ir festivalis turėtų prasidėti netrukus. Įvesiu jūs į šio festivalio įžangą. Priminsiu, jog tai yra tarptautinis ir tradicinis festivalis, šiemet švenčiantis 15 metų jubiliejų. Į jį 2013 šiais metais sugužėjo kaip niekad daug dalyvių, daugiau negu 600, iš jų 555 plaukikai, likusieji, žinoma, yra komandos nariai, paruošimo treneriai ir pagalbinis personalas. Ir šiandieną išvysime 5 rungtis, kurioje varžysis įvairių amžiaus grupių atstovai, o festivalį turėtų pradėti ir atidaryti neįgaliųjų plaukimai. Taigi, kad nepasimestumėte tose visose amžiaus grupėse, tiesiog jas trumpai ir pristatysiu. Taigi, pirmoji grupė yra merginos ir vaikinai, gimę 2000-aisiais ir vėlesniaisiais metais, taigi 13-mečiai ir jaunesni. Antroji grupė yra vaikinai, gimę 1998 ir 99 metais, taigi paprasta aritmetika, 14-mečiai, 15-mečiai. Trečioji grupė yra merginos gimusios 1998-99. Į šią grupę taip pat patenka ir vaikinai. Žinoma, sportininkai ne visą laiką bus tie patys, tuo ir įsitikinome per 100 metrų plaukimo krūtinę rungtį, kuomet sportininkai, kurie vakar rungtyniavo dvigubai trumpesnėje distancijoje, ne visą laiką būdavo tie patys, iškovodami ir medalius. Ir pirmasis plaukimas, kaip jau tapo įprasta, pirmieji visuomet prie starto pozicijų stoja 2000-aisiais ir vėliau gimę berniukai, tai yra 13-mečiai ir jaunesni. Ir čia 6 sportininkai. Pirmajame takelėje išvysime Karlis Salkans iš Latvijos, antrajame Arturas Plechodas iš Vilniaus, trečiajame Jan Trisūnas iš Talino sporto mokyklos Estas, ketvirtajame Rinaldsas Pukytis iš Latvijos, penktajame Eigirdas Jankauskas iš Kauno plaukimo mokyklos bei dar vienas Vilniaus plaukimo mokyklos atstovas Germantas Švecovas. Ir vėlgi galime lyginti su vakar dienos rezultatais. Vakar dvigubai ilgesnėje distancijoje triumfavo Jan Trisūnas, plaukiantis trečiajame greičiausiame kelyje. Antrasis įvyko The secret side of me, I never let you see. I keep it caged, but I can't control it. So stay away from me, the beast is ugly. Taigi po pirmųjų grybšnių, po pirmųjų metrų pirmavo Jan Trisūnas, kuris ir išlaikė savo lyderio vardą, iškovoja pirmąją vietą šioje rungtyje. Antrasis lieka Rinaldas Pukytis, o trečiasis Vilniaus plaukikas Arturas Plechodas. Taigi sveikinimai šiam sportininkui Arturui, kuris sugeba iškovoti medalį savo plaukimo mokyklai, Vilniaus plaukimo mokyklai bronzos apdovanojimą. O 13-mečius ir jaunesnius berniukus keis. Pradėsime kaip visada, nuo pačių mažiausių. Pirmoji amžiaus grupė vaikinai. 6 takelis Lane 6 Arniom Mečechins, Ryga Taugas Sports namas, Latvija. 5 vieta, 5th place, Konstantins Kuračkin, Minsk Start, Belarusha. 4 takelis, 4th lane, Rinaldas Pukytis, Ryga Kipsala, Latvija. 3 takelis, 3, Jan Trisūnas, Top Swimming Club Tallinn, Estonia. 2 takelis, 2nd place, Eigirdas Jankauskas, Kauno plaukimo mokykla, Lietuva.
Ir pirmasis takelis Lane 1 Titas Vailys, Panevėžio sporto klubas Banga. Taigi grįžtame po pertraukėlės. Jeigu stebėjote mūsų transliaciją ir pertraukos metu, apdovanojimo metu, mes pakalbinome ir Janį Saltans, šio turnyro vieną iš o čia startuoja The secret side of me, I never let you see. I keep it caged, but I can't control it. So stay away from me. vietos ir kas ją iškovos, o nugalėtojų tampa Janteris Sūnus, kurio laikas 26 sekundės ir 22 šimtosios iki turnyro rekordo pritrūko tik 200 sekundės dalių, taigi sveikinimai Janteriui. Antrasis Rinaldas Pukytis, o trečiasis lieka Konstantinas Kuračkinas. Deja, nei vienas iš dviejų lietuvių plaukusių šiame plaukime nepasirodė Pas taip Latvija. gerai. Ir medalininkai, medals winners. Trečioji vieta, third place, Konstantin Kuračkin, Minstar, Baltarusija, Belarusija. Antroji vieta, second place, Rinaldas Pukytis, Ryga, Kypsala, Latvija. Ir nugalėtojas, winner is Janter Soon, Top Swimming Club, Tallinn, Estija, Estonia. But it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge before the whole human race, and I ain't gonna lose. Ačiū. Merginos, šeštoji vieta, sixth place, Viktorija Gedrovica, Jelgava. Su manimi yra ir vienas iš šio festivalio dalyvių. Na, tiesiog galbūt pats šis dalyvis man ir prisistatys dabar. Prisistatykite, prašau, mūsų žiūrovams. Gintautas Bartkus, šių varžybų referi ir Lietuvos plaukimo federacijos viceprezidentas. Taigi su manimi Gintautas ir Gintautai mes galėsime vieną akimi užmesti į šią rungtį, ar ne, 7 po 50 ir matome 4 komandas, ar ne? 4 komandos, na, šios estafetės ypatumai yra tokie, kad 7 dalyviai plaukia po 50 metrų laisvuoju stiliumi ir visi dalyviai yra iš skirtingų amžiaus grupių. Tai yra 3 merginos amžiaus grupės ir 4 amžiaus grupės vaikinų. Tai yra pradedama nuo jauniausių berniukų, taip kaip vyko visi finaliniai plaukimai, nuo jauniausių link vyresnių. Todėl tų komandų skaičius nėra toks Taigi didelis, būtent dėl nes šios priežasties, ar ne? komandos turi atsivežti ir jauniausius, ir vyriausius. Vyriausias, ar ne? Ir pagal rezultatus, kuriuos ir žiūrovams jau pristačiau, matome, jog kol kas stipriausiai atrodo Estijos sportininkai, ar ne? Na, neginčytini favoritai šiais metais yra Estijos top plaukimo klubas. Na, nemanau, kad kitos komandos taip iš karto pasiduotų. Pakovos, ar ne, tiek ir tie patys Latvijai ir tiek 2 Lietuvos komandos iš Vilniaus bei Ignalinos. Na, šiek tiek mažesnės galimybės Ignalinos sportininkų, kurie tikrai palaiko tą idėją, bent tai, kad turi visos amžiaus grupės čia dalyvauti tam festivalį ir bando startuoti. Na, Vilniečiai nekartą yra laimėję tą estafetę. Ai, tai galime matyti ir įdomią kovą. Sportininkų kartos keičiasi, bet tradicijos išlieka vis tiek. Taigi trumpai apie šią estafetę. Taigi iš pradžių stoja patys jauniausi. Patys jauniausi berniukai, tai yra iki 13 metų amžiaus. Ir po to juos turėtų pakeisti ir merginos gimusios. The secret side of me, I never let you see. I keep it caged, but I can't control it. So stay away from me.
is ugly. I feel the rage and I just can't hold it. It's scratching on the walls, in the closet, in the halls. It comes awake and I can't control it. Hiding under the bed, in my body, in my head. Why won't somebody come and save me from this? Make it end. I feel it deep within, it's just beneath the skin. I must confess that I feel like a monster. I hate what I've become, the nightmare's just begun. I must confess that I feel like a monster. I feel like a monster. I feel like a monster. My secret side I keep hid under lock and key. I keep it caged but I can't control it. Cause if I let them out, tear me up, break me down. Why won't somebody come and save me from this? Make it end. I feel it deep within, it's just beneath the skin. I must confess that I feel like a monster. I hate what I've become, the nightmare's just begun. I must confess that I feel like a monster. I feel it deep within, it's just beneath the skin. I must confess that I feel like a monster. I feel like a monster. I feel like a monster. It's hiding in the dark, its teeth are razor sharp. There's no escape for me, it wants my soul, it wants my heart. No one can hear me scream, maybe it's just a dream. Maybe it's inside of me. Stop this monster. I feel it deep within, it's just beneath the skin. I must confess that I feel like a monster. I hate what I've become, the nightmare's just begun. I must confess that I feel like a monster. I feel it deep within, it's just beneath the skin. I must confess that I feel like a monster. I gotta lose control, it's something radical. I must confess that I feel like a monster. 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 Mažiau, šis, manyčiau, vienas iš geriausių festivalių, nes iš tikrųjų ir kova pakankamai atkakli ir labai aukšti rezultatai. Ir tų rekordų laužymai tiesiog vos ne kiekvienoje rungtyje galime matyti kažkokią bent jau intrigą dėl rekordo sudaužymo. Ir atrodo, jog finišuoja sportininkai, taigi estai užima pirmąją vietą, pagerina atrankos plaukimuose pasiektą rezultatą 6 sekundėmis. Antrieji lieka vilniečiai, jų rezultatas 3 minutės bei 8 sekundės ir beveik 7:03 valandos. Ir linkiu niekur nepabėgti, Sporto TV šiandieną jau pasiūlys 5 transliacijas, pasiūlys ir 6 nuo 7 valandos. Siūlysime jau ir krepšinio rungtynes. Kaune susitiks Kauno Žalgiris ir Vilniaus Lietuvos Rytas. Lietuvos krepšinio lygos finalas ir ten serijoje iki 4 pergalių kol kas 2-0 pirmauja kauniečiai. Na, o čia jau viskas artėja į laimingą pabaigą. Festivalį, kaip sakė pats Gintautas, garbusis Lietuvos plaukimo teisėjas, galime vadinti nusisekusiu, matėme ne vieną rekordą. Sveikinimai ką tik pirmąją vietą iškovojusiai Talino sportininkų plaukikų ekipai. Ir šią transliaciją aš jau baigiu. Su jumis 2 dienas šį festivalį komentavo aš, Rytis Kazlauskas. Linkiu jums gero šeštadienio vakaro ir likite kartu su sportotv.lt. Iki. 3 minutės lyg ir 54 šimtosios. Na, o mes po trumpos pertraukėlės apdovanosime pačius geriausius sportininkus. You ready? Let's go. Yeah. For those of you that want to know what we're all about, it's like this, y'all. This is 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain, and 100% reason to
need his name up in lights. He just wants to be heard, whether it's the beat or the mic. He feels so unlike everybody else, alone, in spite of the fact that some people still think that they know him. But fuck him, he knows the code. It's not about the salary, it's all about reality and making some noise, making a story, making sure his click stays up. That means when he puts it